ką galima iš jo padaryti? Šaukštą. Šaukštą, ką dar galim padaryti? Laužą. Laužą sukūrenti, iškūrenti. Mes tyrinėjome medžius. Kaip sužinoti medžiui kiek metų? Yra vienas būdas – suskaičiuoti žievės brūkšniukus. Palaukite. Arba turi kitą būdą. Apviršti virvę medį arba tą siūlą nukirpti kaip pamatus ir tą pamatoti ir medžiui yra metų 70. Austėja, mano vardas Martina. Dieną naktį vėjas pučia, medžių lapai šlama šnara. Oi kas bus, tuoj vėjelis mus nupūs. Oi kas bus, ha ha ha, kaip gerai, hi hi hi, linksma bus, kaip paukšteliai lėktuvėliai, mes skraidysime ore. Ha ha ha, kaip gerai, hi hi hi, linksma bus, kaip paukšteliai lėktuvėliai, mes skraidysime ore. Medžiai ošia, šakos juda, ant šakelių lapai supas. Oi kas bus.
Mekas. Vienas lapas turi skaičių raidę. Taip išėjo medis su spalvotais lapais. Čia ir paskui. Ne, tu neskirtingas. Žiūrėk, yra, tu kokią naudoji? Ne, tu raudona. Tai raudona D5, matai, paskui yra D5. Ant D ir D5, tada. E2. Gerai, tada. Žiūrėk. D5 jau padėjau. Čia bus medis. H4. Ir va. Mes žiūrėjom rudens lapus. Mano šiaip vidutiniškas lapas. Ne žalias, ne geltonas, rudas, va. Vidutinis mano lapas, rudas, lygus, apskritrimas ir ištimirė lapų tyrimas. Mes išpildėm formas, spalvas ir viską kitką. Vaikai, tai kokį mes darėm tyrimą? Lapų. Ir spiglių. O ką mes norėjom įsiaiškinti? Kodėl špigai žiemą lieka ant medžių? Ir lapai jiem šalta ir jiem nukrenta. Ir dar jiem per mažai vandens. Taip, tai kam? O tai kaip mes bandėm įsiaiškinti, kokius mes bandymus darėm? Mes darėm trinti, pažiūrėti, pas ką daugiau vandens. Ir ką mes įsiaiškinom? Išaiškinom, kad špigai yra kaip vaškas, šaiko vandenuką, todėl žiemą jie nenukrenta. Taip? Ir kad žiemą jie nenukrenta ir kad jie prisilaiko prie to vandenuko ir prie to vaško. Taip. O ką lapai? Kaip ten tie vadinasi, kur po lapą išraizgaliota? Kaip mes patepėm ant popieriaus vašku, tai uždėjom lašelį ir tas lašelis neįsigėrė į popierių. Ir ką mes tada supratom? Supratom, kad vaškas šlaiko vandenį. Taip, vaškas sulaiko vandenį. O lapas turi tik skylės ir nesilaiko. Nukrenta ir lieka geltonas lapas. Ir dar per tas gyslas atsigeria. Taip. O jūs atsimenat, kai mes spyglį ir lapą uždarėm į Hario Poterio dėžutę. Ir kas atsitiko? Ir tada lapai išdžiuvo. Ir susiglamžė. Taip, ir kokie jie pasidarė? Pasidarė kaip bangos. Taip, kaip bangos sudžiūvę, tokie čežantis, taip? Ir tokie neslidūs. Taip. Ir kai labai tudopa. Taip, o kodėl neslidus? Bet kai būna ant žemės sudžiūvusios lapas, tai užmėtė ir trupinai pasidaro. Teisingai, todėl kad sudžiūsta, taip, todėl kad vandenėlio nelieka ir išdžiūsta, taip. Ir ten susiglamžu dėl to, kad ten yra šaltis. Labai Taip. daug šalčio. Tai todėl ką daro? Jeigu kai šalta pasidaro rudenį, tai lapai ką daro? Nukrenta. Taip, nukrenta, jiem šalta, taip būna.
Tai ar jums patiko šitas bandymas ir tyrimas? Patiko? Liuksiškas. Liuksiškas? Nu, kaip smagu girdėti. Ir meiliškas dar. Liuksiškas, meiliškas. Man liuksiškas, meiliškas. Oi, kaip gerai. Man labai patiko. Ir tau? Labai patiko.